ką, pradedam nuo pradžių turbūt? Pradėkim. Tai grįžtant dabar istoriškai, kelis metus atgal, kai man buvo 18 metų, aš savo pirmą balsą atidaviau tai partijai, kuri emociškai atitiko mano vertybės, bet aš nejau gilesnę pusę ir nesigilinau, ar jinai atitinka man iš tikrųjų tas tikrasis politinio kompaso vertybės. Ir iš esmės pagrindinis pasirinkimas būtent tos partijos buvo dėl to, kad visa buitinė diskusija, kurią aš girdėjau aplinkui save, tai buvo, kad, tarkim, konservatoriai yra blogis, vagis. Yra toksai. Yra, tokių pasakymų. Landsbergiai, neklanas visas tas. Taip. Ir man visiškai identiškai taip pat. Aš irgi pasirinkau tiesiog tą partiją, kurią mačiau daugiausiai, kuri atrodė, kad atstovauja jaunų žmonės ir viskas labai paprasta atrodė tuo metu. Įeini į tą amžių, kai tampi rinkėjų ir atrodo ta informacija, kuri tave turi pasiekti, pasiekia ir kaip čia paprasta pasirinksiu tiesiog tai, kas man akiratį yra. Bet realiai tik pasigilinę supratau, kad emocinis tas pasirinkimas nėra pagrįstas visiškai tavo politiniu supratimu. Ir kai įstojom, supratau, kad ta politika daug platesnė ir nereiškia, kad jeigu aš tai matau, tai skirta man. Jo, nes žinai, tada, kai sakai, ar ne jaunas rinkėjas, tai aišku, TikTokas ar ne, ten, Instagramo Reelsai, Facebookas, aišku, ką mes matom tuo metu, tai ir man, aš kaip ir jūs, ar ne, lygiai taip pat, pamačiau ant bangos, ar ne, yra liberali jėga, aš jaučiu toksai liberalas tikras, tai prie jūsų irgi, manau, prisijungiu to pačiu klausimu iš tikrųjų, kad, irgi pasirinkau liberalią jėgą elementariai, tiesiog iš emocijos. Bet mažiau besidomintis žmogus, jisai ir galvoja, kad, tarkim, socialdemokratai iš istorijos pamokų yra blogis, raudoni ar kažkokie komunistai. Tai tas žemas supratimo lygis ir duoda tos emocinius pasirinkimus, o ne kažkokius konstruktyvius pateiktus argumentuotai. Mhm. Tai tada, manau, galim nerti epizodą. Labas, čia nepelnyti nepakviesti. Sveikinamės iš Kauno, Vytauto Didžiojo universiteto, politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto. Aš esu Ignas. Aš Tautvydas. Aš esu Lukas. Ir šiandienos mūsų tikslas yra pristatyti jums politinės ideologijas. Ir kaip iš tikrųjų veikia tas politinis kompasas ir kaip save rasti jame. Tai šiandieną pas mus svečiuose mūsų dėstytojas, docentas Rytis Bulota ir jis jums padės pasižiūrėti į ideologijas šiek tiek paprasčiau. Labai diena. Sveiki dėstytoja. Sveiki. Tai galbūt pradėkime nuo pagrindų. Ir pats pirmas klausimas būtų, tai ar galbūt galėtumėte mums lengviau padėti apsibrėžti, kas yra kairės pusės požiūris bei dešinės pusės požiūris į ekonomiką ir socialinius klausimus. Gerai, jeigu taip užduotas klausimas, tai taip konkrečiai sakant, tai kairės pusės požiūris į ekonominius klausimus yra, kad valstybė kaip institucinis aparatas turi būti aktyvi, vykdyti pakankamai daug perskirstimo, progresiniai mokesčiai, kokie tenai bebūtų instrumentai. Ir dešinysis požiūris yra, kad valstybė kaip įmanomai mažiau turėtų kištis į ekonomiką ir kaip įmanomai mažiau perskirstyti ir kad tas institucinis valstybės aparatas būtų kaip įmanomai mažesnis. Čia kaip tik todėl ir galime sakyti, didelė valstybė, maža valstybė. Jeigu apie valstybę kalbam kaip apie institucinį aparatą, toks sinonimas būtų, tai kas angliškai vadinasi government. Tai kaip jau pas mus žmonės gatvėje sako valdžia. Tai jeigu sociologiškai žiūrint, tai valdžia ir yra valstybė. Tai dešinysis požiūris yra, kad valdžios turi būti mažiau, kairysis požiūris yra, kad valdžios turi būti daugiau. Tai iš esmės pats pagrindas šių ideologijų yra kontrolė valstybės. Taip, arba, sakykime taip, teigiamas požiūris į aktyvią valstybę ir neigiamas požiūris į aktyvią valstybę. Gal tas kontrolė labai šiurkščiai skamba. Ir ko gero kairieji ten socdemai įsižeistų, sakytų, mes nieko kontroliuoti nenorim, mes tiesiog norim, kad valstybė žymiai labiau įtrauktų žmonės ir piliečiams padėtų gyventi. O dešiniųjų požiūris yra, kad valstybė turėtų nesikišti ir netrukdyti piliečiams gyventi. Tai kadangi tiek užsiminėt apie tą perskirstimą, ar ne, tai pas mus Lietuvoje iš tikrųjų nesvarbu, ar ten liberalai, ar konservatoriai, ar socialdemokratai, realiai visi iš esmės plius minus šneka apie perskirstimą. Tai galbūt pas mus Lietuvoje politinės jėgos šiek tiek pameta tą ideologinę kryptį. Matot, tas klausimas yra gana toksai
nuveda į tokius tolius. Tai viena vertus, jūs sakot, kad visi daugmaž kalba apie perskirstimą, įskaitant liberalus, kurie jau iš principo turėtų būti prieš, bet iš kitos pusės. Jeigu mes kalbam, kad tam perskirstimui su tuo susiję progresiniai mokesčiai, tai kiek kartų Lietuvoje turėjom socialdemokratų daugumą ir ar buvo progresiniai mokesčiai Lietuvoje įvesti ar ne? Tai gal vis dėlto galime sakyti, kad ir socdemai Lietuvoje tą ekonominę pusę daugiau dešinę pusę ėjo. Čia aišku pats atsakymas jau ten paskiau turėtume gilinti šiek tiek į istorinės peripetijas, bet jeigu čia tik tai toks crash course, tai užtenka tiek pasakyti. Jo, tada gerai, ne, jeigu mes po šiek tiek sukam jau link individo, pakalbėjom ar ne, tai vis dėlto galbūt yra kažkokie tai esminiai faktoriai, kurie vis dėlto nulėmė žmogaus politinio kompaso pusės pasirinkimą. Ar jam stovė dešinėje ar kairėje, galbūt yra kas, vis dėlto iš karto taip čiumpa ir įmeta į vieną ar kitą pusę žmogų. Matot, dabar egzistuoja labai didelė ta ideologinė painiava. Kas yra dešinė, kas yra kairė, pasidaro labai sunku pasakyti. Gali būti žmogus ekonominė prasme kairysis, vertybinė prasme ir kultūrinė prasme dešinysis. Tai tarkim, jeigu tam klasikiniam kontekste, tai tarkim atstovaujamosios demokratijos, kada rinkėjai renkasi valdžią pagal savo interesus, ten poreikius ir taip toliau, tai ideologijos buvo tiesiog labai palengvindavo tą pasirinkimą. Ir tu žinai, kad jeigu aš esu dirbantysis, tai ko gero aš balsuosiu už kokius nors socdemus, todėl kad jie už didesnį perskirstimą, kad ten pelnas būtų sąžiningiau pasidalinamas, arba jeigu man ten kažkas tai nepasiseks, tai socialinės garantijos, bedarbystės išmokos ir panašiai. Tai iš ekonominės pusės, jeigu aš esu dirbantysis, tai mano interesas yra balsuoti už kairiuosius. Jeigu aš esu, pavyzdžiui, verslininkas, tai mano interesas yra balsuoti už kokius nors liberalus, kurie pasisako už mažesnius mokesčius, netrukdyti verslui vystytis ir panašiai, ir tada aš dėl savo ekonominių interesų balsuoju už liberalus arba už konservatorius. Bet su konservatoriais jau viskas yra šiek tiek painiau, todėl kad konservatizmas kaip ideologija, kaip pasaulėžiūra, jinai neatmeta valstybės kišimosi į ekonomiką. Tarkim, ten dėl tautos gerbūvio, jeigu tas konservatizmas ne blogąja prasme, bet labiau nacionalistinis, į tautą orientuotas, tai tas perskirstimas yra visiškai įmanomas ir konservatoriai gali pasisakyti už aktyvią valstybę. Čia jokio ideologinio vidinio prieštaravimo nėra. Bet dalis konservatorių, ypatingai tas konservatizmas, britiškas, amerikietiškas, jisai yra apie tą minimalią valstybę ir laisvą rinką. Kitaip tariant, čia šiuo atveju šitų konservatorių, tokių kaip Ronald Reagan ar ten Margaret Thatcher, tai jų pozicija atitinka liberalią poziciją, kuomet mes kalbam apie tą ekonominį požiūrį. Tai štai jeigu aš esu verslininkas, tai tada aš galiu balsuoti arba už liberalus, arba už konservatorius. Ir tada mes pereinam į tą kitą lygmenį, kad yra ne tik ekonominiai interesai, bet yra ir vertybiniai interesai. Tai tarkim, jeigu aš esu verslininkas, bet man labai rūpi lyčių lygybė, žmogaus teisės, visos tos progresyviosios vertybės, tada aš balsuosiu už liberalus. Bet jeigu man labiau rūpi tradicinės vertybės, tauta, kultūra, jos tradicijos, galų gale čia galima įjungti, ar aš esu religingas žmogus, ar esu nereligingas žmogus, tai tada būdamas verslininkas, aš balsuosiu už konservatorius, todėl kad jie ir ekonominė prasme atitinka mano interesus, ir kultūrinė prasme. Ir dabar jau, kol dar užduosit kitą klausimą, dar čia šiek tiek išsiplečiant, bet pavyzdžiui, jeigu aš esu, bet čia kalbam dar kol kas apie tas, tradicinės ideologijas, tokias labiau grinasis. Tai tarkim, jeigu aš esu darbininkas ir mano ekonominis interesas būtų balsuoti už kairiuosius,
Bet mano vertybinis interesas, na, ten tarkim kairieji labai stumia ten kokias nors progresyvesias vertybės, taip toliau, man jos ne tik, kad aš tom vertybėm neprijaučiu, bet netgi jos man yra atstumiančios. Tai tada nepaisant to, kad mano ekonominis interesas yra balsuoti už kairiuosius, bet vertybiniai mano įsitikinimai sako, kad, nu gerai, konservatoriai gina laisvą rinką, bet aš vis tiek balsuosiu už konservatorių. Tai va čia tokie, tarkim, įmanomi scenarijai. Taip. Iš esmės turbūt čia toks gaunasi vertybinis ir pasiklydimas tuo pačiu metu, nes jeigu, bet kuriuo atveju, dabar jeigu, tarkim, paimsim tą individo pusę ir, tarkim, kalbant apie dirbančius žmonės, vis tiek jie bus galbūt tokių konservatyvesnių požiūrių būtent į socialinius klausimus, galbūt tas tradicijas, bet jeigu jie norės, kad verslai augtų kažkaip, tai daugėtų tų darbo vietų, jie tada turės kažkaip savo pažiūras ir keisti. Čia toks, kaip ir sakau, kaip ir minėjau, pasiklydimas gaunasi. Tai čia priklauso labai dažnai nuo konkrečios situacijos, bet tarkim, kodėl dalis dirbančiosios klasės, kurie atrodytų turėtų balsuoti už kairiuosius, bet jie balsuoja už dešiniuosius. Tai čia šitoj vietoj mes galime sakyti, kad šiuolaikinėje situacijoje, na, tarkim, galim kalbėti apie tuos, Europos rėmuose tradicinius konservatorius, politinius konservatorius, kurie nėra kokie nors radikalūs dešinieji ar nacionalistai, na, tarkim, Lietuvoje Tėvynės sąjunga. Kitaip tariant, kurie visiškai priima liberalios demokratijos žaidimo taisyklės ir, na, kadangi konservatizmas jisai yra nedogmatiškas ir pragmatiškas, tai mato, na, jeigu mes norim sėkmės rinkimuose ir, tarkim, nepaisant to, kad tradiciškai, na, visuose tuose mūšiuose dėl lyčių lygybės, galų gale dėl balsavimo teisės, tai konservatoriai buvo kitoj barikadų pusėje, buvo prieš ten balsavimo teisės suteikimo moterims ir taip toliau. Bet kada ta kova yra pralaimėta ir jau pusė elektorato pasidaro moteris, tai konservatoriai yra pragmatiški ir jie supranta, kad, na, va dabar politinė realybė yra tokia, kad pusė elektorato yra moteris ir mes jau turim priimti, kad moteris jau yra. Situacija pasikeitė, viskas. Mes, būdami konservatoriai, mes negalim šnekėti priešiškai lyčių lygybės atžvilgiu. Jokios regresijos, tiesiog išlaikymas vertybių. Ir jie tada priima tą situaciją ir jie tiesiog gina tą status quo, koks jau dabar yra užfiksuotas. Bet dalis žmonių, kurie laikosi labai tradicionalistinių pažiūrų, tai čia ir yra tas skirtumas, tarkim, tarp tradicionalisto ir konservatoriaus. Šeimų maršas tradicionalistai, Tėvynės sąjunga konservatoriai. Tai va čia yra tas esminis momentas ir tada dalis žmonių, kurie, na, galbūt jų interesai, kaip jau minėta, yra kairieji, bet vertybiniai interesai yra dešinieji ir kur kas dešinesni, negu politiniai konservatoriai atstovauja. Ir tada, na, jeigu yra paklausa, atsiranda ir pasiūla. Ir tada atsiranda visos tos politinės partijos, na, kurios dažnai, aišku, jau tas terminas populizmas jis jau menkai ką reiškia, bet, nu, sąlyginai dabar galim pavartoti tą žodį. Tai tarkim tos dešiniosios populistinės partijos, kurių ekonominė politika yra kairioji politika, kad valstybė perskirsto, yra aktyvesnė ir taip toliau, bet vertybinė politika yra dešinioji politika. Tradicinė šeima, tradicinės vertybės, ten jokių LGBTQ+, ten teisių ir panašiai. Ir žodžiu, va, tada jau ir atsiranda tas ideologinis stumdymas. Taip. Tai tas, ar ne, priėjom prie to ideologinio pasiskirstimo, ne šiek tiek, tai dabar turim tą naują tokią politinę jėgą, ar ne, labai gerai uždėt ant kelių iš tikrųjų, kada lygtai stovi dešiniai, kitais klausimais lygtai kairiai, tai čia kalbant ne apie Nemuno aušrą, tai sakot, ir populizmo tas terminas nublanksta, bet ar Remigijus važinėdamas, na, vis dėlto po rajonus, jisai neblogai afišuojasi to populizmu, tai gerai, jo. Ko gero Žemaitaičiui terminas populistas tinka. Kai kuriais atvejais, kaip jau minėjau, yra kai kurios politinės jėgos. Na, jeigu tu stengies suprast, ko liaudis nori ir sakyti tai, ko liaudis nori, tai nebūtinai yra blogai, bet kada tu jau kalbi visiškai bet ką ir tu jau net tu gali būti populistas, bet kartu ir bandyti keisti, ten, tarkim, elektorato nuomonės ir taip toliau, bet čia jau dažnai atsiranda tos pozicijos, kai tu tiesiog stengiasi suprasti, ko žmonėms reikia. Net jeigu ir patys žmonės nesupranta, nu, tai tu tada jos pastumi į savo pusę ir labai dažnai, na, žmonės mėgsta nemėgti valdžios. Taip.
Ir tada tu varai visom priemonėm ant tos valdžios ir iš to savo kraunės politinį kapitalą. Kažkiek apkalbėjom dabar tas socialinės grupės, tai man įdomu iš tikrųjų, kodėl pagal amžiaus grupės jaunimas labiau yra orientuotas į liberalias vertybės dažniausiai. Jūs čia kalbate apie Lietuvą ar... Jo, apsistojim gal kas Lietuvos. Jo, Lietuvos galim pavyzdžiais, jo. Todėl, kad jeigu žvelgiant labiau pasauliniu mastu, tai tarkim Jungtinėse valstijose jaunimas dar nieko nenurodo. Atvirkščiai dabar yra tos tendencijos, kad jauni vyrai krypsta į dešinę, o jaunos moteris yra liberalios. Tai aš nežinau, čia Lietuvoje reikėtų į šitas tendencijas giliau pažiūrėti, bet aš galvoju, mes galim sakyti dalis jaunimo. Aš nemanau, kad jaunimas taip jau labai ženkliai liberalesnis. Tai ten, tarkim, gerai, įvairūs kultūriniai dalykai ir tenai, tarkim, lengvųjų narkotikų legalizavimas ir panašiai, tai ta prasme galbūt nemaža dalis jaunimo, kuriems ten rekreaciniais tikslais tos medžiagos yra svarbios, tai jie kaip tik ir balsuoja už tas liberalesnes partijas. Bet čia toksai, sakyčiau, paviršinis dalykas pakankamai. Bet kiek jaunimui iš tikrųjų rūpi lyčių lygybė ir kiek jaunimas yra politiškai korektiškas, tai dukra, kaip tik 16 metų, jinai taip pasakoja, kad daugelis jos pažįstamų ten ir homofobinius įvairius įžeidimus ir taip toliau vartoja be jokių problemų. Ir kitaip tariant, ta daugelio tų jaunuolių pozicija, jinai nėra liberali. Tai čia, sakyčiau, toksai niuansų daug šitame yra. Taip. Norėčiau labiau gal prisidėti prie šitą klausimą, tai būtent tas liberalumas aš labiau žiūrėčiau per tą prizmę kaip kažkokias kultūrinės saviraiškos priemonės, pas jaunimą yra stipriai ryškesnės negu, tarkim, pas mūsų amžiaus žmonės ar vyresnius. Taip pat žiūrint galbūt ir požiūrį į tos pačios lyties santuokas, gyvūnų kažkokią globą ir kitus dalykus, kas anksčiau nebuvo taip dažnai girdima. Tai jaunimas labiau linkęs į tokias problemas atkreipti dėmesį į tokias tendencijas, tai labiau gal prie to bandyti. Gerai. Tai į šitą klausimą galima atsakyti, sutinkant su įžvalgom. Ir kita vertus galima šiek tiek nesutikti. Tai pagrindinis dalykas yra jau jeigu šiek tiek žiūrint į tas teorijas, tai jaunoji Lietuvos karta, jinai jau gimė pirmajame pasaulyje. Kitaip tariant, kur tos vadinamos pomaterialistinės vertybės pasidarė labai svarbios. Kitaip tariant, mes įsivaizduojam, kad kodėl žmonėms, ypatingai vyresnės kartos žmonėms, taip sunku susimokėti, pavyzdžiui, už parkavimo vietą. Todėl, kad parkavimo vieta, jinai nėra materiali. Kitaip tariant, automobilį tu gali pačiupinėti. Čia yra vertė. Bet kodėl aš turiu mokėti už tuščią vietą, kur nieko nėra? Tai čia suprantat, čia yra iš dalies tas lūžinis aspektas. Ir tai reiškia, kad, tarkim, sovietmetis, nepritekliai, visų produktų ieškojimas, kai visko trūksta, viskas deficitas, tai tie daiktai buvo labai stipriai vertinami. Ir ta dar karta, kuri užaugus sovietmečių ir, galbūt vėlgi 90-ieji irgi nebuvo labai lengvi metai, tai tos materialinės vertybės, jos buvo labai svarbios. Bet dar jaunesni žmonės, jiems jau nereikia galvoti, kad ten džinsai brangiai kainuoja, ar kad ten man ilgai reikės taupyti tam, kad kažką tai madingesnio nusipirkčiau ir panašus dalykai. Tai kitaip tariant, tie materialiniai rūpesčiai, jie nebekamuoja. Taip. Ir tada jau tu pradedi galvoti pagal savo interesus. Kad viena vertus, kai kurie žmonės tikrai vertybiški ir jiems ten, tarkim, rūpi įvairių visuomenės grupių lygybė, gyvūnų teisės ir panašiai. Ir tada jie tai įsijungia, jiems apie materialinius dalykus jiems galvoti nebereikia. Jie turi pakankamai laiko šitam, galų gale ir visa informacija prieinama ir panašiai. Dar dalis žmonių, ko gero turbūt nemažesnė, nėra tie, kuriems idėjiškai labai artima. Bet jie mato, kad, tarkim,
pop žvaigždė, ar aktorius, kuris man patinka, ar tenai kokia nors dainininkė. Va tie yra veganai ir jie yra socialiniai aktyvistai, nu tai čia yra madinga ir lygiai taip pat kaip aš galbūt kopijuoju jų apsirengimo stilių, tai aš taip pat kopijuoju ir jų veiklą. Ir tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose tenai visi Black Lives Matters protestai ir va tenai dalyvauja tiek daug žmonių, kurie mums daro įspūdį, nu tai nesvarbu, kad Lietuvoje galbūt tos problemos tiesiog fiziškai nėra, bet nu ir mes ką nors to paties organizuojam. Taip. Ir tada jie įsijungia į šitą veiklą, bet kai jūs klausėt apie saviraišką, apie tą ten įdomesnį, spalvingesnį apsirengimą, tai niekaip nesisieja su politinėmis pažiūromis. Jūs galit rasti krūvas ekstravagantiškų neonacių su žaliais plaukais ir lakuotais nagais čia. Ir tradicinės seksualinės orientacijos, bet čia jokių problemų nėra su tuo. Lygiai taip pat, kaip tarkim, kokioj nors Italijai ne viena hip-hopo grupė, kur jau atrodytų juodoji kultūra, bet tos grupės jos neonacistinę žinią transliuoja. Tai čia ta saviraiška, jinai su politiniam pažiūrom, jinai jau šiais laikais nebelabai siejasi. Tada dar pagrįžtant. Tas taip vadinamas alt-rightas, kaip buvo prieš pirmąją Trumpo kadenciją. Taip. Tai grįžtant prie tų, sakykime, grupių, bendruomenių, apie kurias užsiminėt, kurios atkeliauja pas mus per pop kultūrą ir tas, sakykime, cancel culture atsirado turbūt irgi per tą pačią prizmę. Cancel culture čia yra toksai slidus dalykas, todėl kad, tų labiau tradicinių pozicijų besilaikantys žmonės, jie buvo įpratę, kad tiesiog tai yra vertybės, žmonės taip išmoksta gyventi, išmoksta, kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra padoru, kas yra nepadoru ir panašiai. Tai cancel culture, jinai buvo tiesiog institucionalizuota. Jeigu tu neatitikai tos tradicinės visuomenės normų ir kanonų, tai tave ir cancelino kiekvieną dieną. Ir kada pasikeitė ta visa sociopolitinė situacija, visuomeninė situacija, kaip jūs kalbėjote, pop žvaigždės, taip toliau, tai čia galim kalbėti apie 60 metų kontrkultūrą, 68 metų įvykius, tai visa tai atsirado kasdieninėme gyvenime ir tai pradėjo galų gale tie žmonės, kurie buvo studentai, kontrkultūros metu, jie koncertus, klausėsi visus tos pranešimus, paskiau tapo politikais ir panašiai, bet jiems tos vertybės išliko. Viena vertus jie jau tampa, tarkim, ir jeigu mes kalbam apie Jungtinės valstijas, tai ten baigia Yale'us, Harvardus, taip toliau, jie yra privilegijuotas elitas, bet kartu jie jau per tą masinę kultūrą jie yra persijėmę tomis progresyviomis vertybėmis ir tada jau atėję į rimtus postus, jie pradeda įgyvendintas vertybės. Kitaip tariant, tuo savo jaunystės laikotarpiu aš pamačiau, kad gėjus nusipelno tokių pačių teisių, kaip aš nusipelnau. Ir kada aš jau ateinu į politiką, tada aš stengiuosi ir padaryti kažką tai dėl tų žmonių teisių. Ir kadangi pakankamai daug tų tokių, politikų su charizma ir turinčių svorį, jie pradeda nešti būtent šitą naujieną. Ir tada situacija visuomeniai pradeda keistis. Ir tarkim, masiškai, tarkim, jaunimas pradeda matyti, žiūrėkit, šita pozicija yra morališkai nepriimtina, jinai yra ten homofobiška, ksenofobiška ir taip toliau. Ir jeigu kas nors išsako tas pozicijas, tai mes tą žmogų išbraukim. Mes jį cancelinam. Bet praktiškai šitas cancelinimas, tai jisai tiesiog visuomeniai pasikeičia nuostatos ir taip pat kaip tradicinė visuomenė tenai ir krikščioniškos vertybės ir taip toliau spaudė visus individus, kad jie įtilptų į kažkokius rėmus, tai kada rėmai pasikeitė, tai tada jau tie žmonės, kurie anksčiau dominavo, jie jau dabar pradėjo, o mus dabar spaudžia, mus cancelina. Nors tas cancelinimas taip, jisai be jokios abejonės. Kur yra problema, kad lazda labai dažnai perlenkia. Taip. Ir tas vadinamas virtue signaling ir taip toliau, kad aš pasirodysiu, kad aš čia, žinot, čia iš dalies panašu kaip Prancūzijos didžioji revoliucija, kur siekiai tos revoliucijos yra
savaime suprantami, visiškai neteisingas išnaudojantis režimas. Ir tu tą režimą pašalini. Bet tada jau revoliucionieriai pradeda tarpusavį lenktyniauti, kad tu, jeigu tu neatmeti absoliučiai visko iš prieš tai buvusios tos visuomeninės situacijos, tai reiškia, tu esi kontrrevoliucionierius. Mes tave po giljotiną. Tas pasakymas, revoliucija valgo savo vaikus. Kad tu pradėjai tą revoliuciją, tu esi koks nors Robespieras, bet tam tikrų metų jau tu pasidarai per mažai revoliucingas ir tave cancelina, bet tik tai tada tas cancel culture jau buvo su giljotina, tu galva. O dabar tiesiog, tu nepakankamai jau ten radikaliai pasisakai, tai mes tave išstumsim. Maždaug taip. Tvarkoj, tai kadangi dabar jau grįžom šiek tiek istoriją gal prie Prancūzijos revoliucijos, ar ne, tai gal tada trumpai glaustai ir aiškiai, ar ne, vis dėlto tai kas istoriškai lėmė, ar ne, kad atsirastų kairė ir dešinė. Tai kairėje pusėje sėdėjo tie, kurie rėmė revoliuciją, dešiniai pusėje sėdėjo tie, kurie priešinosi. Tai čia iš to tas skirstimas ir ateina. Tai žodžiu, konservatoriai yra tie, kurie už esamos situacijos išsaugojimą, nebūtinai jau visiškai už konservavimą. Kitaip tariant, jeigu mes kalbam jau apie tokį nevulgarų konservatizmą, ir daug intelektualių konservatorių, jie žvelgia į tai, kas iš esmės yra būdinga mūsų tradicijai ir mūsų kultūrai. Ir tarkim, jeigu mes žvelgiam į europietišką tradiciją ir kultūrą ir jeigu mes įjungiam krikščionybę į tai, tai mes galim sakyti, kad mūsų kultūrai iš esmės būdingas universalizmas. Visi žmonės yra Dievo vaikai, visi skirtumai tarp žmonių iš principo yra antriniai skirtumai. Bet iš tikrųjų visi žmonės, ypatingai visi krikščionys, yra mūsų artimieji. Ir tada, jeigu mes pažvelgiam, mes konservatoriai įsivaizduojam, bet mes žiūrim, mūsų visuomeniai yra vergovė, yra segregacija. Su krikščionimis yra elgiamasi, su vienais krikščionimis, kurie yra balti ar dar kokie nors, yra elgiamasi gerai, o tie krikščionis, kurie yra juodi, tai jų yra visiškai kitokia teisių padėtis ir taip toliau. Tai tada konservatorius gali pasakyti, kad žiūrėkit, mūsų valstybė, mūsų santvarka yra gera, bet jinai turi būti ąžuolas, o jinai dabar dar tik tai gilė. Tai mums reikia, kad jinai pasiektų ąžuolą, todėl konservatoriai visiškai be jokių problemų gali imtis reformų tam, kad atsiskleistų tikroji kultūros prigimtis. Tai čia vėlgi, kad įvestume tuos visus niuansus, todėl kad taip tik tai problemos ir prasideda, kad kairieji įsivaizduoja, kokie dešinieji turėtų būti. Ir kalba iš karto net neklausydami, kad tie dešinieji sako, ir savo ruoštų dešinieji tą patį daro su kairiaisiais. Tai va dabar kaip tik irgi labai gerai einam per visą mūsų diskusiją. Ir kitas klausimas būtų, būtent besiformuojant valstybė, jinai, kaip ir minėjot, yra gilė, kuri turi tapti ąžuolu kažkurio metu ir kažkurio laikotarpiu tos gilės šerdis būna kaip pavyzdys konservatyvios vertybės. Tai kas nulėmė būtent šitą valstybės pasirinkimą? Ar tai yra žmonių darbas, ar tai yra kažkokios valdančios jėgos, kurios padaro šitą įtaką būtent valstybės formavimo etape? Mato, činai yra įvairios teorijos, tai tarkim tokios labiau, paprastai dabar sakysiu, tos teorijos, kurios labiau remiasi istorija, socialiniais įvykiais ir panašiai, tai jos individą praktiškai atmeta, kad gali būti tam tikras politinis veikėjas, kuris įvairias idėjas pristato, bet pačios tendencijos jos bet kuriuo atveju sukurtų tokį veikėją. Tai gali būti vienas žmogus, gali būti kitas žmogus, čia nėra jokio skirtumo. Kitos teorijos, jau tos, kurios orientuotos į veikėją, tai jos sako, kad vis dėlto asmenybė gali iš esmės keisti, tarkim, istorijos tėkmę. Tai, bet čia jau yra gilus toksai, nežinau, gilus debatai iš to prasideda. Kaip mes tai įvardinam, bet dažnai tai būna, kad tiesiog sutampa asmenybės
su istoriniais ar ten tarptautiniais procesais ir panašiai. Bet vėlgi, jeigu mes žiūrim, tarkim, į kokius nors tautinius atgimimus ir panašiai, tai visuomet tai yra transnacionalinis procesas. Na, mes galime kalbėti tautų pavasaris 19 amžiaus viduryje, tada sukilimas abiejų tautų respublikos pavergtos prieš caro valdžią 1863 metais, kuris be jokios abejonės yra įtakotas ir tų kitų platesnių procesų, bet jis kartu yra įtakotas ir istorijos, ir savivokos tų, politinių bendruomenių, tarkim, Lenkų ir lietuvių. Lygiai taip pat mes galim kalbėti 20 amžiaus pradžia. Pirmasis pasaulinis karas. Ir tada, jeigu mes žvelgiam būtent į visą šitą rytų Europą, ar buvusią rytų Europą, jeigu pagal tą šaltojo karo kategorizaciją, tai šitam regione, kuriam ir mes priklausom, tai kada atsiranda tos nepriklausomos valstybės? Tada, kada subyra imperijos. Otomanų imperija, Rusijos imperija, Austrija, Vengrija. Ir tai yra vieningas procesas. Kitaip tariant, ne vien tik tai Lietuva sukuria savo valstybę, ko gero viena Lietuva net nebūtų pajėgi to padaryti. Bet kuomet visa tai vyksta tuo pačiu metu skirtingose vietose, tada ir įvyksta proveržis. Lygiai taip pat Gorbačiovas pradeda perestroiką 86 metais, Glasnost cenzūra panaikinama, tada atsiranda įvairūs tenai masiniai judėjimai, tokie kaip, tarkim, Sąjūdis pas mus, ar ten, gerai, atsikuria šiuo atveju, arba vėl išlenda į paviršių, kaip man užkrito Lenkijoje, Solidarność judėjimas, solidarumo ir panašiai. Ir tai vyksta tuo pačiu metu. Aktyvistai vieni kitus kopijuoja, bet kodėl tas, kas privedė prie naujų suverenių valstybių atsiradimo? Todėl, kad iki galo nei Čekoslovakija buvo suvereni, kaip 68 metais viskas pasimatė, kai Sovietų ir kitų Varšuvos sutarties valstybių tankai įvažiavo, tai jos nebuvo suverenios valstybės, bet, formaliai atrodė. Ir tada 89 metų revoliucija. Ir tada jos jau gauna tą jau tikrą nepriklausomybę, bet tai vieningas procesas. Ir jisai vyksta, tai ar ten bus Valensa lyderis, ar ten bus, kaip Lietuvoje, nežinau, Ozolas, Landsbergis, Genzelis ir kiti sąjūdžio veikėjai lyderiai, tai čia toksai, jie atsiradus politiniai galimybei. Taip. Ir tai yra, kaip jau minėta, tai yra transnacionalinis, atrodytų tautinis judėjimas, bet jis yra tarptautiškas. Banga, tiesiog tuo metu banga. Būtent banga, taip. Tai gerai, jeigu dabar truputėlį yra apie Lietuvos tą gilę pašnekėti 90 metais, ar ne, tai turėjome iš esmės tas tokias dvi jėgas, ar ne, tai socialdemokratai buvo komunistai ir Sąjūdis atsikūręs, ar ne, tai vis dėlto... Tada buvo LDDP. Ja. LDDP ir socialdemokratai buvo atskirai. Jo, tai vis dėlto, galima taip sakyti, galiu paklausti, ar ne, kas lėmė vis dėlto tokį, išpopuliarėjimo tolimesnį LDDP? LDDP? Jo. Tai lėmė tam tikras žmonių, kaip čia išsireiškus taip, tiksliau, prisirišimas prie žinomų asmenybių. Vėlgi, jeigu mes žvelgiam į LDDP, tai turėkim galvoj, susikuria Sąjūdis, iniciatyvinėje grupėje daugiau negu pusė narių Lietuvos komunistų partijos nariai. Taip. Tai Sąjūdžio esmė buvo, kad tam, kad tu taptum Sąjūdžio nariu, nebuvo reikalavimo, kad tu negali priklausyti komunistų partijai. Tai iš tikrųjų labai padėjo Sąjūdžio vystymėsi. Bet į tai galim per daug nueisim į šoną. Bet, tarkim, ir kaip žmonėms, čia mes galime sakyti, kad ne visuomet racionalus supratimas, bet 88 metais per steigiamą į Sąjūdžio suvažiavimą Brazauskas atsistojęs pasako, kad Vilniaus arkikatedra grąžinama tikintiesiems. Prieš tai buvo paveikslų galerija. Iš karto Brazausko akcijos labai pakyla. Charizmą turi, pakalbėti moka. Vėlgi, paskiau kalbam apie tokias asmenybės. Čia jau dabar kažkaip tai
dar atrodė, prieš kokią pusę metų buvo labai opi tema, dabar jau nunyko. Bet tarkim, Justinas Marcinkevičius, kuris buvo visiškai nomenklatūrinis, labai talentingas, bet nomenklatūrinis sovietinis rašytojas. Vėlgi, tos temos tenai, Mindaugas ir taip toliau Lietuvos istorijos, tas knygas nereikėjo jokios drąsos rašyti, todėl kad tai atitiko oficialią sovietinę Lietuvos istorijos interpretaciją. Visos bėdos per Lenkus. Ir jeigu nebūtų lietuviai susidėję su Lenkais, tai vat ko gero galbūt ten ir būtų išlaikę nepriklausomą valstybę, ar kas tenai bebūtų. Tai tokius dalykus sakyti nereikėjo jokios drąsos. Bet mes čia galim kalbėti apie dvi figūras. Tarkim, labai populiarūs rašytojai, didelį socialinį kapitalą turėjo sovietinių laikotarpių ir abudu gvildenę tas lietuviškas temas. Tai būtent Baltušis ir Marcinkevičius. Ir kuris iš jų, sovietinių laikotarpių, pas kurį buvo tokio daugiau to lietuviško patriotizmo, galima ginčytis, Baltušis irgi buvo pakankamai patriotiškas. Bet tada prasideda sąjūdis. Ir tada Baltušis sako ne, aš už Sovietų sąjungos išsaugojimą ir prie sąjūdžio neprisidedu, o Marcinkevičius sako taip, mes dabar jau turim galimybę tapti nepriklausomais ir tada eina Marcinkevičius į sąjūdžio mitingus, jis turi didelį socialinį kapitalą, jisai sako tas ugningas kalbas, lygiai tą patį arba panašiai darė ir Brazauskas. Ir todėl atkūrus nepriklausomybę dideliai daliai žmonių Brazauskas buvo visiškai priimtinas. Herojus ir jie kalbėjo taip ir apie tą socialinį jautrumą, kad gal taip greitai ten į tą rinkos ekonomiką nepereidinėjom, kad ta šoko terapija nebūtų naudojama ir dalis žmonių ir liko su, tarkim, LDDP ir paskui su socdemais. Taip. Tai gal tada šiek tiek apibendrinant ir einant prie to klausimo užbaigimo, kad iš esmės tos politinė ideologija suformuoja ir atveda į valstybę jau iš praeities žinomos asmenybės. Teisingai supratom jūsų visą dėstymą. Iš dalies vyksta procesai, dalis atsiranda žmonių, kurie jau turi socialinį kapitalą, tai buvo labai svarbu, kai sąjūdis kūrėsi. Cenzūra, dar neaišku, ar tos reformos iš tikrųjų, ar saugu eiti tos mitingus. Čia įsivaizduojam, kad tie lūžiai visuomeniniai sąmoniai, ir jeigu tenai sąjūdį tos žinomos asmenybės, ir Marcinkevičius ir taip toliau, tai reiškia paskui juos eiti saugu. Tai tas jau žinomų asmenybių buvimas jisai yra labai svarbus, bet tada atsiranda ir jauni žmonės, prieš tai nežinomi, kurie drąsiai kalba, ten Arvydas Juozaitis ar dar tie visai jauni žmonės. Ir galų gale dar pritraukiama ir jau tokios žinomos, vadinkime taip, tos masinės kultūros asmenybės, kaip tarkim Algirdas Kaušpėdas. Antis viena populiariausių tuo laikotarpiu Lietuvos roko grupių ir Kaušpėdas irgi sąjūdžio narys ir tada jau tie Antės koncertai, roko maršai, tuo pačiu metu ir sąjūdžio mitingai. Tai viskas ir persimaišo. Tai dalis jau žinomų figūrų, jau su socialiniu kapitalu ir dalis visiškai naujų iškylančių žmonių su ta banga. Tai turbūt grįžtant prie to sąjūdžio laiko ir prie besiformuojančios valstybės, toks klausimas gal taip ir ne, tiesiog paprastas, trumpas, ar sutinkat, kad laikmečiui atitinkamos politinės ideologijos yra pasirenkamos ir formuoja valstybę, bet tik tai tam laikotarpiui? Sakykime, kaip apie tą bangą užsiminėt anksčiau, banga ateina, praeina per Europą, praeina, sakykime, per vakarus, jinai ateina iki rytų Europos, jinai praeina, duoda savo efektą valstybei, tada ateina kita banga ir vėl keičiasi ir tas rutuliojimasis begalinis yra toksai. Taip, žinoma, ypatingai, kada mes kalbam apie liberalias demokratijas, apie demokratinės valstybės. Tai reiškia, kad partijos tam, kad jos galėtų ateiti į valdžią, jos turi patraukti rinkėjus. Ir tai reiškia, jeigu visuomeninės nuostatos labai stipriai pasikeičia, įsivaizduojam
ar tai būtų Jungtinėse Amerikos valstijose pilietinių teisų judėjimo metu, ar tai būtų, vystantis ten, tarkim, lyčių lygybei ir moterų teisėms, tai kada aktyvistai sugeba pakeisti visuomeninės nuostatas ir tada jau visuomenė pradeda galvoti, kad, žiūrėkit, bet mes su moterim elgiamės neteisingai. Kad jos vis dėlto jos niekuo nenusileidžia savo ten intelektiniais pajėgumais ir panašiai mums vyrams. Ir tai reiškia, ta situacija, kuri buvo prieš tai, yra neteisinga. Ir jeigu kokia nors partija pasisako už tai, kad mes turim išsaugoti prieš tai buvusią situaciją, didelė dalis rinkėjų jų nebepriima, todėl kad jų lūkesčiai yra kitokie ir tada arba tos partijos nunyksta, arba jos pasikeičia. Čia iš dalies konservatyvių partijų genezė, kad gerai, mes vis dėlto prisitaikom prie tos naujosios situacijos. Tai taip, tai, kas vyksta visuomeniniuose procesuose, daro didelį poveikį politikai. Ir kokių platformų partijos laikosi ir panašiai. Tačiau tas procesas, jisai yra abipusis, todėl kad politinės partijos, politiniai veikėjai, jos irgi gali formuoti visuomenės nuomonę. Taip. Ir tada jau galutinis klausimas, uždėti tašką, apkalbėjom kairę, apkalbėjom dešinę, išsiaiškinom pagrindus, ką reiškia būti to politinio kompaso centre, viduryje. Kas yra pats vidury. Kaip Makronas, tarkim, ne Prancūzijai. Centristų partija, tarkim. Pridedant turbūt ir prie tos postideologinės politikos klausimą, prie bendro. Čia toks irgi daugiabriaunis klausimas. Aš sakyčiau, kad tai yra protinga pozicija. Bet protinga čia kaip koks Džonas Rolsas pasakytų, protinga ne ta prasme, kad tai būtinai yra labai gerai. Protinga, bet nebūtinai teisinga. Ne. Protinga kartu nurodo, kad tai yra pragmatinė prasme teisinga. Tai kada tu esi viduryje, tai tu toks esi dažnai šiek tiek toks žargonizmą pavartosiu, dabar nesugalvoju to taisyklingo lietuviško žodžio, bet tu esi drungnas. Toks nei šiltas, nei karštas, nei šaltas. Bet iš kitos pusės, lygiai taip pat kaip jau nuo Aristotelio. Kad stabilios valstybės pagrindas yra stipri vidurinioji klasė, būtent ne radikalai. Nei į vieną pusę radikalus, nei į kitą. Ir kada to centro yra daug ir jisai yra stiprus, tai tada yra valstybė stabili. Ir tada tos labiau kraštutinės pozicijos tiek dešiniai, tiek kairiai pusiai jos valstybės nestabilizuoja. Centras, jisai viską absorbuoja ir kadangi jis yra protingas, bet drungnas, tai jisai tada tai, kas yra per karštą, atšaldo, o tai, kas yra per šaltą, sušildo. Bet problemas ir Applebaum irgi apie tai rašė, kad kur problema, tarkim, Jungtinių Amerikos valstijų politikos toj polarizacijai, kad centro nebelieka. Ir tada stabilumo nebelieka, tada jau prasideda karas. Tai aš sakyčiau, kad centras jisai yra būtinas. Jisai galbūt neįkvepiantis, neromantiškas, galbūt net morališkai nelabai toks jau labai išskirtinis, bet jis yra pagrindas. O kaip tada, ar ne Lietuvoje su centru? Turim mes centrą ar neturim Lietuvoje? Aš manau, kad didelę dalimi mes visą Lietuvos politiką galim įvardinti kaip pakankamai centristinį. Mes neturim nei į vieną, nei į kitą pusę tų nuožmių radikalų. Galų gale, kiek Lietuvoje tas cancel culture? Lyginat, kad ir su tais pačiais Britais. Tai sakyčiau, kad su centru pas mus kol kas dar viskas pakankamai normaliai. Žinau, kad Tautas jau pasakė, kad paskutinis klausimas, bet aš dar vieną tokį turiu, kuris man labai įdomus ir tikrai panaudosim galbūt kur nors. Būtent dalyvavimas tarptautinėse organizacijose. Kaip jisai veikia valstybės politinį kompasą? Irgi labai platus klausimas. Labai platus klausimas. Galbūt pasižiūrėkim per socialinę prizmę, tada, kad susiaurintume šiek tiek ir padarytume konkretesnį atsakymą. Žvelgiant per socialinę prizmę, visų pirma, tai aišku, dalyvavimas tarptautinėse organizacijose, ypatingai tokiom valstybėm kaip Lietuva, kurios yra nedidelės. Tai tu kompensuoji savo mažumą per dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, todėl kad tau nereikia dalyvauti dvišaliuose santykiuose. Koks visiškas galios disbalansas, jeigu Lietuva prieš
Rusija. Bet kada Lietuva kalba vienu balsu su Europos Sąjunga, jau tada tas kalbėjimas pasidaro visiškai skirtingas. Tai dalyvavimas tarptautinėse organizacijose, jisai paspartina kai kurios procesus. Tarkim, didžioji dauguma po komunistinių visuomenių jos yra tradicionalistinės. Galim ten žiūrėti į Ingelharto tyrimus ir panašiai. Bet kada tu esi tarptautinėje organizacijoje, ir tu nuo tos tarptautinės organizacijos esi priklausomas dėl savo saugumo, tai tu tada rimčiau priimi tos reikalavimus, kad jeigu tarptautinė organizacija sako, kad žiūrėkit, jūs turite įvesti realią lyčių lygybę. Čia kalbam tik tai apie vyrus ir moteris, neinam toliau. Jūs turite tai padaryti. Ir nepaisant to, kad visuomenė gana patriarchalinė ir galbūt dalis ten ypatingai vyresnių vyrų į tai žiūri neigiamai, bet ta tarptautinė organizacija, jinai tiesiog pastumia tave progresyvę kryptim. Gerai, nevartojam žodžių geras, blogas ar dar kažkas, bet būtent progresyvę kryptimi. Lygiai taip pat, kuomet mes kalbam tenai apie LGBTQ+ žmonės ir panašiai. Tai čia socialinė reikšmė tų tarptautinių organizacijų. Tai turbūt viskas. Ačiū Jums labai, kad apsilankėt. Ačiū už įdomius klausimus, už gerą. Lauksim sugrįžtant. Ačiū. Ačiū. Dėkui. Tai šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu turite kažkokių minčių, kaip galite mums padėti tobulėti, arba turite temas, kurias norėtumėte, kad mes apžvelgtume, palikite savo nuomonę komentaruose. Prenumeruokit mūsų YouTube kanalą ir iki kitos savaitės. Ačiū. Iki. Sudie.